Sergio Julas išlygino rezultatą iki pertraukos, pelnęs 1 tašką po pertraukos, pridėjęs dar 13. Madrido Realas paskutinę atkarpą laimėjo net 10-1. Čia Antuanas Diotas, gera proga! 94-92! Jūs sakėte, kad naktį buvo geros NBA rungtynės tarp Thunder ir Golden State Warriors. Tai čia yra kažkas iš fantastikos srities. Rungtynes vienąkart pirmavęs Madrido Realas rezultatu 2-0. Jas laimi 95-94. Tai yra stebuklas. Stebuklas, kurį sukūrė Madrido Realas. Na, dar pažiūrėkime, ar bus įskaityti. Taip, laiku išmetė kamuolį. Sergio Julas pataikęs gražiausią šio sezono metimą.